Šiandien mėginsime suprasti, kas yra lojalumas valstybei, kas yra lojalus ir nelojalus Lietuvos piliečiai. Tam yra priežastis, yra pretekstas. Laurynas Kasčiūnas turi savo televiziją. Sveiki, Laurynai. Sveiki. Partijos pirmininkas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Ir šitoj televizijoje ne taip seniai jūs kalbėjote su aktyviu šauliu, galima taip sakyti, koviniu šauliu Svaru Liaudansku Gabrielium, ir ten buvo pasakyta minčių, kurios baigėsi tuo, kad 25 Seimo nariai kreipėsi į prokuratūrą dėl, kaip jie formuluoja, smurto kurstimo ir raginimo žudyti nelojalius piliečius. Mes visą tai, Laurynai, patikslinsim laidoje, kas turėtų omeny. Algimantas Kasparavičius su mumis taip pat studijoje, istorikas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, knygų apie Lietuvos istoriją autorius. Sveiki, Algimantai. Labą dieną. Tai, kad būtų aiškiau, Laurynai, kontekstas yra aišku platus. Kontekstas yra apie diversinės grupės, kurios pradėtų veikti kariniai padėčiai, sakykime taip, Lietuvoje paskelbus karinę padėtį. Ir problema yra ta, kad čia kaip kare. Arba tu nušauni, arba tave nušauna. Ar ne? Toks kontekstas. Bet tie žodžiai, už kurių užsikabino šiuo atveju jūsų politinį oponentą, tai yra mintis tokia, kad ar šauliai yra rengiami šaudyti į diversantus. Ar ne? Tokia mintis pagrindinė, aš sąmoningai necituoju, nes aš bandau, suprasti kontekstą, ir jūs tada sakote, taip, aš tikiuosi, kad tai yra pasakoma. Paaiškinkit tą kontekstą plačiau, nes interpretacijų visokių yra. Jūs dalyvavote to laidoje, tai yra jūsų autorinė laida, Kasčiūnas TV. Koks buvo tikslas apie tai kalbėti? Gerai. Tai dar, kad būtume tikslus, tai kreipėsi į prokuratūrą, dar tiesą sakant, nežinau kurią, ir Rusijos, ir Baltarusijos prokuratūrą, ne tik 25 Lietuvos socialdemokratai, Nemuno aušros parlamentarai, tai yra politiniai konkurentai, bet ir ponas Eduardas Vaitkus, tas pats, kuris keliauja po Baltarusiją, niekina tenais Lietuvą, ir puikiai žinom, ką jis galvoja apie mūsų nepriklausomybę. Tai irgi kontekstui labai labai svarbu. Tai be jokios abejonės, karo metu labai svarbu yra užnugaris. Saugus užnugaris. Mes matom, kas vyksta Ukrainoje, kai diversinės grupės žymėjo taikinius ant civilių žmonių, ant Ukrainos patriotų, rinko informaciją apie juos, po to atiminėjo vaikus, juos trėmė, užiminėjo pastatus. Tas vyko 14 metais Kryme, tas vyko Donbase, tas vyko 22 metais Kijeve ir kitur. Ir ukrainiečiai priešinosi diversiniam grupėm. Nes ir konstitucijoje mūsų įtvirtinta nuostata, kad tu gali priešintis, ir tarptautiniai teisiai, Ženevos konvencijai, kuri šiaip gina civilių teisės karo padėties metu, yra aiškiai pasakyta, kad jeigu yra akivaizdu, kad civilis tarnauja kitos šalies interesams, pajėgoms ir daro, šnipinėja, diversijas vykdo ar kitaip kenkia, jisai netenka jokių apsaugų. Tai čia labai aiškiai reikia pasakyti, apie ką mes kalbam. Tai natūralu, apie užnugarį kalbam jau ne vieną kartą. Mes kuriam komendantų struktūrą. Komendantų struktūra, jinai irgi įsijungtų tik karo padėties metu. Treniruotis jinai gali ir taikos metu, karo padėties metu. Jau tarp jų funkcijos yra ir viešosios tvarkos palaikymas, ir evakuavimas visuomenės, objekto apsauga, bet lygiai taip pat ir diversantų, jeigu jie imtųsi diversijų, neutralizavimas. Esant galimybę sulaikant. Kol jie nesijėmė diversijų, jie turėtų būti neutralizuoti. Tokia yra logika. Tai gali būti suėmimas, gali būti apklausos, priklausys nuo situacijos. To Ukrainoje to dabar užsiima policija. Ukrainoje yra policijos struktūra, kuri irgi tą daro. Teritorinės savigynos būriai irgi prie to prisijungia. Tai yra aiški architektūra, kaip valstybė ginsis karo padėties metu, pabrėžkim. Nes aš aiškiai laidoje pabrėžiu, kad kalbam apie karo padėtį, ne apie kitokią nuomonę. Myli tu konservatorius, nemyli. Čia ne apie tai kalba. Visi žmonės, kurie yra skirtingų pažiūrų, yra mūsų Lietuva, kuriai gali tekti, daug dievė neteks, ir padarykim viską kartu, kad to nereikėtų, X dieną gintis nuo diversantų, kurie gali būti ir mūsų verbuoti piliečiai. Viskas labai paprasta. Tai buvo per istorinius įvykius, per istorinius etapus daug kartų, ir valstybės gynėsi. Ir aš girdžiu, kad dalis turbūt nesiruošia gintis. Algimantai, kaip jūs išgirdot tą laidą, turbūt girdėjot tą laidą, ar ne? Ar tik skaitėt atgarsius?
čia svarbu. Jo, aš tą laidą girdėjau ir tiesą sakant, dabar galiu konstatuoti, žiūrėdamas Laurinui į akis, kad jis nėra labai drąsus, nes jisai atsitraukė nuo laidos pozicijos. Anoj laidoj, kai Svaras paklausė, žodžiu, apie šaudimą, kalbama nėra savokos diversantai. Galima. Jeigu... Kada kalbam apie mane, tai aš turiu pat pervežti. Žiūrėkit, jūsgi istorikas. Ir aš tikrai gerbiu istorikus profesionalius, kurie mato kontekstą ir neišima vieno sakinio ir neprilipdo iš kito galo. Mes aiškiai pasakėm, prieš tai kalbėjom apie diversinės grupės, jūs visiškai jokios laidos nežiūrėjot, arba jūs visiškai neigėtės tikslingai, arba jūs, ta prasme, arba jūs nenorite... Leiskime Algimantui baigti mintį. Ne, tai jeigu Laurinas nori vienas kalbėti, mes galime klausytis jo... Jis tiesiog iškart reagavo ir... Kad būtų teisingai. Prašau, Algimantai. Tai yra, kai jisai kalba, tai yra netiesa, tai yra kalbėjimo maniera, kūno kalba. Nu, pažiūrėkit. Kūno kalba, taip, apie tai reikia... Socialinė inžinierija užsiimsim dabar, kūno kalba. Leidžiama kalbėti, Laurinas. Tvarkoj, ne, aš galvoju, kad man tiesą sakant turbūt neverta, nes, Laurinas, jisai nerims, jis netelpa savyje. Deja, aš negaliu kalbėti apie esmę, nes jisai neduoda man kalbėti. Kalbėkit apie esmę. Jo, tai vienu žodžiu, jisai šiuo atveju demonstruoja tokį, sakyčiau, kraštutinį radikalizmą, kuris iš tiesų realios dekonstrukcijos, geopolitinės, realios grėsmės akivaizdoje valstybė yra pavojingas. Nes jisai a priori meta žinią, kad nelojalūs piliečiai buvo nesvarbu, kas buvo kalbėta prieš tai, politiko komunikacija turi būti tiksli, kaip chirurgo pjūvis. Jeigu taip nėra, Laurinas negali garantuoti. Ką aš pasakiau, galite patikslinti, pasituokit man. Kad ar yra pasakoma, kad nelojalų pilietį reikės nušauti. Ir tu, buvo paklausta, tu pasakei, kad tu tikėsi, kad žinoma. Karo padėties metu, diversijų atveju nelojalus pilietis, karo padėties metu yra nelojalus pilietis, valstybei nelojalus. Vienu žodžiu, jeigu Laurinas nenustoja šiandien viduriuoti žodžiais, jisai viduriuoja tiesiog, jisai nesusilaiko. Jisai nesusilaiko, tai yra problema, aš manau, problema komunikuoti. Jo, ir tiesą sakant, labai yra gaila, kad partija, kuri egzistuoja nuo 1992-1993 metų, turi šiai dienai tokios rimtos geopolitinės situacijos aplinkoje, lyderį, kuris vargiai gali tiksliai komunikuoti, bet gali labai drastiškai kalbėti. Ir tokiu būdu, sakyčiau, destabilizuoti padėtį iš esmės netgi valstybės viduje. Nes jūs paminėjote, jog yra Ženevos konvencija, yra jos ten, žodžiu, 4 priedai, kurie reglamentuoja. Tokia kalba galbūt galėtų būti įmanoma, jeigu Valstybės saugumo departamentas šiandieną policijoje, teismuose būtų pradėtos bylos, kad yra kažkokios tai diversinės grupės, yra kažkokios indikacijos, kurios leidžia apie tai galvoti. Šiandieną mes absoliučiai nieko to neturime, turime privataus žmogaus, 2 privačių piliečių, atstovaujančių 2 skirtingas organizacijas, tokia gana drastiška komunikacija, kuri žmonėms sukelia daug nerimo, kad gali pasikartoti. Tiesą sakant, gali pasikartoti 41 metų situacija. Kada karas prasidėjo ir kada žmonės ėmė suvedinėti realiai sąskaitas, gali galų gali pasikartoti 40 metų situacija. Nes tas bandymas a priori, kalbant apie buvo kalba apie nelojalius piliečius. Stalino trėmimai būtent tą ir darė. Jie a priori galimus, nenustatytus nelojalius piliečius ėmėsi tremti. Kitas dalykas, kad prasidėjus karui, Rainių žudynės, Pravieniškių žudynės, jos taipogi buvo būtent tokio pobūdžio, tos pačios politinės logikos sovietinė prevencija. Tai man yra švelniai tariant keista ir skaudu, kad kada nepriklausomoje valstybėje politinės partijos lyderis iš esmės vadovaujasi analogišką politinę logiką. Laurinai, trumpai iki pertraukėlės, nelojalūs piliečiai, nuskamba šitas ne vieną kartą jūsų laidoje su Svaru. Kaip jūs apibrėžėt? Neįtikėtina, ką aš girdžiu iš profesoriaus. Įsivaizduojat?
mes gintumėmės nuo Rusijos, kuri čia kurtų diversinės grupės, ką darė su stribais. Mūsų partizanai tos stribus naikino. Gerai darė ar ne? Matyt, turbūt nelabai. Tai ką pavadintumėt, brožudystė turbūt, ar ne? Tai buvo valstybės gynyba. Vot apie ką aš kalbu. Ir man labai gaila, kad istorikai nemato konteksto. Ištraukė, kurie turėtų būti profesionalumas. Jis nekalbėjo apie stribus ir nekalbėjo partizanus. Jis kalbėjo apie deportacijas ir bandė manęs primest. Aš tik tai kalbu Kita apie mintis tai. jo buvo. Jūs gal taip supratot. Jo, čia kaip visada kažką pasakai ir skirtingai tai, ką aš čia girdžiu, tai yra pasidavimo, atsitraukimo, atsiklaupimo prieš Rusiją žodžiai. Tas gyva yra visuomeniai, tas yra palaikoma tokių žmonių, tai yra mūsų valios gintis laužimas. Laurinai, ir aš tai vertinu neigiamai ir turiu savo poziciją, kad valstybė turės ginti. Yra nelojalus Lietuvos valstybė. Aš nekalbu dabar apie poną Kasparavičių. Čia yra istorijos detalė. Čia svarbu, čia nesvarbu ką jūs turite omeny, apie tam tikrą istorijos etapą, kai mes visi turėsim teisę gintis, jeigu į mus bus atsukti ginklai. Jeigu į mūsų nugaras šaudys, mes turėsim gintis. Dėl to turbūt tai nesiginčia argumentai, ar ne? Dėl to nesiginčia. Apie tai ir buvo kalbėta. Tai nereikia nieko iškraipyti politiškai motyvuotai, ką ir daro dabar ponas Kasparavičius. Bet turbūt, Algimantai ir Laurinai, aš prieš trumpą reklamą aš tik pasakysiu, tikėtina, aš neabejoju tuo, tiek, kad Algimantas Kasparavičius ir Laurinas Kasčiūnas yra už nepriklausomą demokratinę Lietuvą ir jos išsaugojimą. Turbūt abu jūs esat už tai. Dėl to abejonių nėra, ar ne? Aš manau, kad nėra, nors aš... Dėl to abejonių nėra. Klausimas, kaip ją išsaugoti? Kaip išsaugoti šitą valstybę, kurią atkūrėm prieš 30 metų? Jo, čia esminis ją klausimas. Galima išsaugoti, išsaugant piliečius arba iššaudant piliečius. Kokiu keliu tą padaryti, nes tie keliai turi būti išsaugota. Galimai skirtumai yra tarp to, kaip tą padaryti, kokiais keliais žengti, kad šita valstybė būtų išsaugota. Laurinai, dar kartą grįžtų prie klausimo dėl nelojalių piliečių. Svarbus klausimas, nes tai irgi sukėlė diskusiją. Viskas gerai, geras klausimas. Kitaip tariant, tie, kurie galvoja taip kaip Algimantas Kasparavičius, jis yra dažnai viešumoje matomas ir girdimas, jis, pavyzdžiui, kritikavo nuo pat pradžių Lietuvos užsienio politiką vykdomą Gabrieliaus Landsbergio. Jis, jūsų supratimu, jis yra lojalus ar nelojalus? Mes turim skirtingas pozicijas, daugeliu matyt klausimų, bet esam Lietuvos dalis. Mes esame vieni konservatyvesni, kiti liberalesni, treti galbūt labiau į politinę kairę nutolę, bet aš tikiu, kad mes turim apie ką sutarti. Ir jeigu reikės, petys petin stoti prieš. Tik turim suvokti, ką turim padaryti, kad tas priešas būtų atstumtas. Tai šią prasme, kai aš kalbu apie lojalumą, nelojalumą, tai be abejo, čia mes esame visi Lietuva. Ir tai yra kaip tik dialogas su visų pažiūrų žmonėm yra šventas dalykas. Tai, ką mums reikia daryti. Nepaisant mūsų socialinio statuso, nepaisant kitų dalykų. Tačiau, kai kalbam apie veikėjus, kurie tikslingai neša čia mintį apie tai, kad valstybė neturės teisės priešintis okupantui, apie tai, kad jinai turės pasiduoti, apie tai, kad jinai yra istorijos klaida, Algimantas to nedaro. Apie tai, kad jie iš principo yra panaudojami priešiškų režimų mūsų visuomenės ardymui. O ardymas gali būti dabartinė stadija, po to jin gali perėti kitas stadijas. Arba bus, nedaug dievė, piliečių, kurie gali atsukti prieš bendrą piliečius ginklus, stovėdami okupanto pusė. Tai atleiskit, čia jau yra nebe Lietuvos žmonės. Jūs jau ir laidoje Svaras išsako mintį, aš vėlgi ją perfrazuoju, kad neužtrukti su citavimu, kad jau dabar, nesulaukus karo padėties, reikėtų atkreipti dėmesį. Aš galiu pacituoti, turi būti kažkaip apsibrėžta teisiškai, kad esant sudėtingai geopolitiniai situacijai, jis nekalba apie karo padėtį, negalima daryti tam tikrų dalykų ir tai jau ne žodžio laisvė, sako Svaras, o atviras kenkimas valstybei. Taip, mes turim veikimo prieš valstybę baudžiamojo kodekso dalį. Jinai yra jau kelis dešimtmečius. Teisėsauga. Na, tai taip, jinai yra teisėsauga. Ir Algimantas sako, teisėsauga kol kas nieko nenustatė. Vaitkų yra byla, ar ne? Už veikimus. Tai aš kalbu apie Vaitkų, Eduardą Vaitkų. Byla, bet jis nenuteistas. Ne, tai tvarkoj. Yra teismuose bylos. Yra teisinis surėdimas. Ir šis valstybė ir taikos metu turi reaguoti į veikimą prieš valstybę. Dėl taikos meto. Noriu pasakyti, kad ir Seime yra iniciatyvų pagriežtinti tą reguliavimą. Kitaip tariant, nes dabar daug kas prisidengdami žodžio laisvę ir visą kitą iš principo jau
tarnauja priešiškų valstybių interesams. Čia svarbus momentas. Artimai. Taip. Ir va čia, Algimantai, reiktų sureaguoti tai, ar ne? Ta prasme, tai, ką aš Svarą pacitavau ir tai, ką Laurynas dabar pasakė. Jo, jeigu Prevenciškai. jeigu mes kalbame apie teisinę valstybę, tarptautinės teisės normos, tai teisingumą vykdo ne kažkokios tai paramilitarinės struktūros, ne kažkokia tai partinė kariuomenė, kaip kokia buvo ten įkurta ar Italijoje, ar Vokietijoje savo laiku. Ne dar kažkas, bet teisingumą teisiniai valstybei vykdo teismas. Ir niekas daugiau. Iniciatyvų gali būti įvairių ir kalbėti, Laurynas gali kalbėti Seime, gali inicijuoti tam tikras įstatymo pataisas, bet kalbėti apie tai, kad jisai, žodžiu, kažkas yra nelojalus, vieno ar kito piliečio turinčio ginklą, žodžiu, rankose požiūrių, tai mes jau čia praktiškai kalbame iš esmės apie antikonstitucinį veikimą, apie fašistinę valstybę. Iš esmės su tuo pačiu šūkiu 1926 gruodžio 17 buvo įvykdytas valstybės perversmas. Tariamai sukėlus šaršalą, kad grėsia bolševikinis perversmas, šiandien tai pripažintas faktas ir tą, kaip nekeista, Laurynai, kaip nekeista, tą perversmą įvykdė krikščionys demokratai. O toks keistas istorinis sutapimas. Aš nesakau, kad tai dėsnis. Tiesiog neįtikėtinas. Ir keista, kad dabar Laurynas iš esmės kalba analogiškais, žodžiu, dalykais. Galima, Rimvydai. Nei lankas, nenuvažiuokim. Taip, taikos metu viskas yra pagal teisės aktus, yra teismai, yra teisėsauga, jos tyrimai. Nieks šventa. Taip yra. Karo padėties metu irgi, kiek įmanoma, veikia teisėsauga, bet gali būti situacijų, jų gali būti labai daug ir įvairių, ypač kai priešininkas taiko metodus, kur trina ribą tarp kombatanto ir civilio asmens, ar ne, kur jisai prisidengia civiliniais asmenimis ir juos infiltruoja, kai tu tiesiog turėsi gintis, ginti savo šeimą, ginti savo namus, ginti savo valstybę, ginti savo miestą. Tai ar gintumėtės, Algimantai? Ar jūs iškeltumėt rankas ir leistumėt savo artimuosius ištremti? Aš neleisčiau, aš ginčiausi. Aš kovočiau. Tai kaip jūs reaguotumėte į tokią situaciją? Aš manau, kad šiuo atveju yra paprasta, tuščia, atleisk Laurynai, politinė demagogija. Klausimas, kad valstybė galėtų nesiginti, jisai nestovi jokioj politiniai dienotvarkėje. Įtvirtinta piliečio pareiga gintis. Piliečio pareiga gintis. Valstybės ir piliečio pareiga gintis. Jo, ir visos šitos, žodžiu, demagoginės kalbos, jos neturi nieko bendra, bet yra akivaizdus dalykas, kad Laurynas kalba savo privačioje televizijoje, jis kalba žymiai radikaliau, bet dabar jisai atsitraukia gerą žingsnį atgal ir bando prisidengti, tiesą sakant, taip, Laurynai. Buvo kalbama apie nelojalius piliečius. Labai aiškiai buvo pasakyta, žodžiu, ir pats atsakei, kad tikiesi, žinai, ir jeigu tai pasakytų eilinis šaulys, aš pažįstu ne vieną šaulį, tai nebūtų nieko tokio drastiško, bet kada tai kalba tik ką buvusios valdančiosios partijos pirmininkas ir šiandien, žodžiu, didžiausios opozicinės partijos taipogi pirmininkas, tai kelia rimtų klausimų dėl valstybės, demokratijos, kokybės ir pagrindų mūsų valstybėje. Jeigu taip nutiktų, kad demokratijos pagrindai būtų pakirsti, tai priešui mūsų okupuoti, aneksuoti būtų žymiai paprasčiau. Tai aš nežinau, kiek Laurynas yra pajėgus suvokti, kad jisai iš esmės kerta piliečių pasitikėjimo valstybę tokiomis savo kalbomis ir tokiu būdu palengvina, praplečia tą kelią, galimai tam tikrai agresijai iš išorės. Ta reikėtų labai aiškiai suvokti ir akcentuoti. Tai man atrodo, Regimantai taip ir neatsakėte klausimą, ar jūs gintumėte. Be jokios abejonės. Tai neatsakėte. Ir aš manau, kad jūs laužot mūsų valią gintis. Va čia yra baisiausias dalykas, ką jūs darot, kalbėdamas tokiais metodais, pritempidėdamas kažkokius visiškai nesusijusius istorinius faktus su šiandieną, ignoruodamas Rusijos metodus, žaliųjų žmogeliukų koncepcija, kai jie iš tikrųjų, veikia pilkoj zonai, kai šiais laikais karai nebeskelbiami, nei anksčiau, ir kai yra infiltracija, kai yra bandymas kurti diversinės grupės, ardyti visuomenės. Jūs laužot mūsų visuomenės valią gintis. Baisiausias dalykas, kas gali būti, tai yra sulaužyta valia gintis. Ir tada jau priešui nebereikia okupuoti. Jau valstybė pasiduoda, visuomenė tokiais paradigmoje jinai pasiduoda. Ir jiems laimi priešas ne tada jau, kai kelia svetimas vėliavas, traukia mūsų paminklus iš šoną, stato savus, bet tada, kai jis
Prašau, jisai palaužė valią ginti. Prašau, trumpai. Akcentuosiu vieną paprastą dalyką, tą tokį akivaizdų įžūlų melą, kuris čia buvo pasakytas, nes analogija su Krymu ir su Donbasu Lietuvos yra absoliučiai netoleruotina ir neleistina. Nei faktiškai, nei istoriškai. Krymas, didžioji dalis gyventojų rusai. Donbase, taip, Britų, pažiūrėkite Britų statistiką. Ukrainos piliečių. Ukrainos piliečių. Britų statistika, taipogi Donbase, 2/3 buvo rusai. Ir nereikia suprasti. Aš kalbu, jisai vėl sukčiauju, tu sukčiauji, tiesiai sėdi prie stalo ir... Ne, aš nesukčiauju. Žaliuosius žmogeliukus galima panaudoti ten, kur yra galima. Čia jų niekas nepanaudos. Ten galima buvo, čia Čia yra pakankamai homogeniška etniškai visuomenė. Žaliesiams žmogeliukams Lietuvoje nėra vietos. Visa kita yra laužta iš piršto. Kaip prasideda praktiniai dalykai, profesorius, vis tik tai truputėlį krenta lygis. Kreipiasi Seimo nariai į prokuratūrą, palaukim. Ir šitoje vietoje paties padėtis dabar tampa panaši kaip Vaitkaus. Gali būti, kad ir Vaitkus turės bylą ir pats turėsi bylą.